Mano senelis turėjo lagaminą. Šitam lagaminai jis nešioja įvairiausias medicinines priemonės, kuriamis esant reikalui gydydavo savo pacientus. Jis buvo tik vienas gydytojas kaime. Toks lagaminėlis buvo jam būtinas. Visą gyvenimą aš svajojau turėti tokį lagaminėlį, iš kurio esant reikalui galėčiau ištraukti tai, kas reikalinga konkrečiam žmogui. Ieškodamas aš suradau įvairiausias psichoterapinės kryptis, kai kurios iš jų analizuoja žmogaus problemas, ieško jo skausmo, liūdesio, pykčio. Tačiau vienas mane sudomino labiausiai. Vienas lagaminėlis, kuris vadinasi psichoterapija, bet psichoterapija pozityvi. Grindžiama tuo, kad kiekvienas žmogus pirmiausiai turi ne problemas, o sugebėjimus. Tik vienus turi labiau išvystytus, o kitų jam pritrūksta. Pozityvus požiūris padėjo sukurti Lapino skrynią. Tai yra tokia programa, kuri padės jums surasti savyje reikalingus sugebėjimus ir išvystyti trūkstamus sugebėjimus. Kad tai įvyktų, jūs gausite konkrečias užduotis, su kuriam dirbsite savarankiškai. Todėl padalinsite atsakomybę su mumis per pus. Aš tikiu, kad galų gale kiekvienas žmogus gali padėti pats savo. Tačiau kartams jam reikia įdėti į rankas tam tikrą instrumentą. Tikiu, kad Lapino skrynia yra vienas iš tokių instrumentų. Linkime gerą naudojimąsi.